ateityje, artimiausioje ateityje, tai vis dėlto mes planuojam, kad jau kitais metais į skaitmeninę erdvę, į erdvinę informaciją atsiras papildomų naujų sprendimų, tiek statybos leidimų išdavimo procese, tiek patikrų procese. Ir manome, kad visi valstybiniai duomenys, kurie valdomi statybų sektoriaus vystymų agentūros, būtų kaip įmanoma plačiau pritaikomi jūsų kasdieniniame darbe. Tikriausiai pagrindinis dalykas, kas šiandien jūs visus palies, tai yra geodezijos ir kartografijos įstatymo, kuris vadinsis geodezijos ir erdvinių duomenų įstatymo pakeitimas. Ir tame pakeitime yra numatyta keletas jūs tiesiogiai liečiančių dalykų, tai kad vis dėlto nuo 28 metų visi topografinės informacijos derinimo procesai, jie galės vykti jau tik tai elektroninėje erdvėje. Tai tos savivaldybės, kurios vis dar buvo nepilnai į elektroninę erdvę, į TISO informacinę sistemą sukėlę savo duomenis, tai mes labai tikimės, kad per 26 metus tuos duomenis pilnai sukels ir mes galėsim sprendimus priiminėti tik tai elektroninėje erdvėje. Tai geodezijos kartografijos įstatymas dabar yra pateiktas vyriausybei, artimiausių metų jisai pasieks Seimą ir tam tikri pokyčiai, kurie yra numatyti įstatyme, matyt, sugrįš ir pas jūs. Kitas dalykas, ką mes iš tikrųjų pastebim, tai pastebim, kad ne visos savivaldybės savalaikiai į topografinę informacinę sistemą sukelia topografinių planų suderintus duomenis. Tai labai tikimės ateityje, kad šis procesas bus sklandus ir visi planai, kurie yra suderinti topografinėje informacinėje sistemoje, visi duomenys bus sukelti į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį ir savalaikiai pasieks topografinę informacinę sistemą. Tai mano tai įžanga būtų tokia. Labai tikimės, kad kolegos pas kažką yra įjungtas garsas. Tai labai tikimės, kad šiandieninis seminaras jums suteiks papildomos informacijos jūsų kasdieniniame darbe, jūsų kasdieninėje veikloje. Ir jeigu liks neatsakytų klausimų, matyt, mes juos visus atsakysime vėliau. Jeigu gausime iš jūsų pasiūlymų, jūsų pasiūlymus vertinsim. Tai visiems gero seminaro. Ačiū. Tai kolegos, dėl mikrofonų, tai iš tikrųjų kontroliuokit savo mikrofonus. Mes sąmoningai palikom galimybę jums juos įjungti, kad būtų galima užduoti klausimus, čia kad nebūtų daug. Tai tiesiog, jeigu ką mes išjungsim visiems mikrofonus, tada tuo momentu, jeigu pajusim, kad yra trikdžiai, bet tai kažkaip susitvarkysime. Kita žinutė, tai aš paleidau įrašą, tai turėkit tai žinioje, jeigu jūs nenorite, kad būtų įrašytas jūsų klausimas ar panašiai, tai tiesiog apie tai informuokite, ir tada mes tinkamai valdykite šitą asmens duomenį savo, taip. Bet aišku, čia dažniausiai nekelia problemų. Tai dabar tada mes judame link pranešimų. Aš dalinuosi savo pranešimu, kuris bus pirmas. Taip. Turėtumėt matyti visi. Dabar kaip ir, atsiprašau, Aušra minėjo,
Ir mano pristatyme bus pagrindinis dėmesys skiriamas naujai infrastruktūrai, naujos infrastruktūros statybos procesams. Taip, vėliau mes turėsime pranešimą iš Radviliškio savivaldybės, kur kolega papasakos apie tai, kaip sekėsi tvarkyti tiek erdvinius duomenis, tiek su jais susijusius turto įrašo duomenis jau pastatytoje infrastruktūroje, kur jau dokumentacija yra sukurta, taip kaip buvo kūriama iki šiol, tai yra, nebuvo dar mąstymų apie statinio gyvavimo ciklą, atitinkamai turime tą seną istorinį palikimą, kurį reikės po truputį sutvarkyti. Mano dėmesys bus būtent į statinio gyvavimo ciklą, kurį išlaikant yra galimybė iš karto sukurti duomenis taip, kad jie būtų tinkami juos įkelti į turto valdymo ir apskaitos sistemą, tai yra ten, kur turėtų ir būti rezultatas įkeliamas. Tai aš pradedu iš toliau, tai yra, kad galėčiau jums suteikti pagrindimą, kodėl mes kalbam apie tai, kodėl mūsų valstybėje kalbam apie tai ir kaip tai viskas atėjo į tai, kad mes dabar esame šitame seminare. Tai tokia pradžia galima laikyti gal 17 metus, kai Europos komisijos remiama buvo sudaryta tokia grupė darbo iš įvairių šalių, kurie apibendrino jau 17 metais turimą informaciją apie viešajame sektoriuje, apie kaip viešajame sektoriuje yra taikomas statinio informacinis modeliavimas. Ir tai be abejo nėra teisės aktas, tačiau tai jau iki 17 metų Europos šalis, kai kurios jau turėjo tikrai pasiekimų daug ir svarių pasiekimų. Tai tikrai galima įvardinti, žinoma, Nyderlandus, Vokietiją, Jungtinę karalystę, dabar ne Europos Sąjungą, bet tai čia jau detalės, taip. Ir atsirado jau pagrindas kalbėti, kad ir kitose šalise turėtų būti turtas valdomas išmaniai. Aš pateikiau grynai porą tokių ištraukų iš to dokumento, jūs galite surasti internete ir paskaityti pilnai. Tačiau šitame dokumente jau yra akcentuojama, kad statinio informacinis modeliavimas, tas BIM, aš palikau šičia tą anglišką abreviatūrą, tačiau lietuviškai tai SIM-as būtų statinio informacijos modelis, modeliavimas. Ir jau čia buvo aiškiai deklaruota, kad nauda pasiekiama ne tik tai statybos metu, jeigu naudojame modeliavimą, jau nekalbu, kad tik tai jeigu naudojame jį projektavimo metu, o visame statinio gyvavimo cikle. Čia yra truputį pavardinta mano, taip, kas yra efektyvesnis, tvarumas turto, sumažinamos sąnaudos ir panašiai. Iš tikrųjų, mes turėjome tokį seminarą su jumis, kuris buvo skirtas tik naudom, kad pabrėžti, kaip naudinga išmaniai valdyti turtą, todėl aš čia visiškai nesustoju. O pagrindinė tokia galbūt apibendrinanti šį dokumentą išvada, kad taip išmaniai valdant turtą, kalbu aišku apie viešąjį turtą, sukuriama skaitmeninė infrastruktūra, kuri ir leidžia taip išmaniai, atsakingai ir tvariai valdyti viešąjį turtą. Čia tokios citatos, čia ne mano žodžiai, tiesiog kaip viskas, kokias postūmį davė. Ir aš galvoju, kad tas postūmis ir buvo suteiktas ir Lietuvai, nes tuo metu pradėtos jau tos iniciatyvos ir aš savo tiksliai metų neatsimenu, kada išėjo pirma versija Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo, kurį jūs čia matote. Vėlgi aš jo neskaitysiu laiką taupant, tiesiog tik apibendrintai kalbėsiu, jūs jį galite susirasti. Bet esmė, kad vyriausybė padarė nutarimą, kuris ir pasakė, kad štai privaloma taikyti statinio informacinį modeliavimą perkančiosiom organizacijom, tai turime galvoje viešąjį sektorių. Ir šiandien matote ekrane skaičių 3 milijonai eurų. Tai yra, kad kada rengiamas statinio projektas su visom pridėtinėmis išlaidomis ir projektavimo ir visoms statyboms, jo vertė 3 milijonai eurų. Pirmose versijose, man atrodo, buvo ir 10 milijonų, ir 5 milijonai, bet matote tendenciją mažinti tą barjerą. O tai yra, artėti prie to, kad visi statiniai, kai jie bus statomi, turėtų būti valdomi išmaniai nuo pat projektavimo iki pat jo įrašymo, jo duomenų įrašymo į turto valdymo sistemą.
Ir netgi yra toksai punktas, kaip kad rekomenduojama taikyti iš tikrųjų visiems statybos procesams. Tai yra ne tik tai, kad iki 3 milijonų, tačiau kol kas tai yra rekomenduojama. Nu, reiškia, ateitim, aš skaitydama šitą tekstą jaučiu ir matau, kad ta kartelė bus mažinama, na ir turbūt viešasis sektorius nuo kažkurių tai metų privalomai turės taikyti šitokio statinio informacinio modeliavimo metodus visada, visose objektuose. Nes ir šiandien čia yra jau mano sakinys, čia nėra iš Lietuvos vyriausybės nutarimo, kad žinoma ir mažesnė verte už 3 milijonus sukuriamas turtas formuoja vientisą infrastruktūrą. Ir mes negalime sakyti, kad, jeigu mes statome, pavyzdžiui, gatvę keletą etapų per keletą metus, išdėliojame pirkimą ir žiūrėkite, suma mažesnė ir tarsi nereikia modeliuoti taip išmaniai. Tai vis dėlto aš akcentuosiu šiandien savo pristatymę, kad aš kalbu apie inžinerinę infrastruktūrą. Aš nekalbu apie pastatus. Pastatai tai yra taip diskretiniai objektai atskiri, juos galima kitaip mąstyti. Infrastruktūra iš tikrųjų tai turi tokią savybę, kad jinai yra vis dėlto vientisa. Ir kad pereiti jau prie mąstymo apie modeliavimą, visų pirma, iš tikrųjų turime turėti sąsajas tarp noro modeliuoti statinio informaciją ir turto savininko noro išmaniai valdyti turtą. Taip, aš parodžiau teisės aktus, gairės, kitų šalių patirtis, tai sako. Tačiau Lietuvoje mes šiandien neturime viešojo turto priežiūros taisyklių. Būtent akcentuoju priežiūros taisyklių. Nes priežiūros taisyklės pasako standartą, užduoda lygmenį, kaip reikia prižiūrėti turtą, kokia turi būti jo kokybė, tame tarpe jo priežiūra, tai yra valymas ir taip toliau. Tada turime tą grandinėlę, kad jeigu norime užtikrinti kokybę, turime grandinėlę eiti atgal ir atsiranda išmanus valdymas pilnas. Tokių taisyklių nėra Lietuvoje, kitos šalys ir mano minėtos pradžioje pokalbio turi tokias taisyklės, jūs galite jas surasti internete, labai detalios, su nuotraukom turto ir atitinkamai mes tada užkuriam šitą prasmę. Šiandien aš čia padėjau keletą klausimų tokių, kur kiekvienas iš jūsų galite juos savo tiesiog persiskaityti ir pagalvoti. Ar atsakymai į šitos klausimus jums yra aiškus? Jeigu taip, tada jūs jau esate pasirengę judėti į priekį su užsakymu, kalbu dabar apie naujo turto kūrimą, ir atitinkamai nuosekliai prieiti prie rezultatų. Taigi, aš čia dabar jūs akim turbūt perbėgote, tai aš tiesiog neskaitysiu, negaišiu laiko, bet čia tiesiog tokie paprasti klausimai, į kuriuos atsakius jau aišku, kodėl mes kūrėme tą visą sistemą, kodėl mes kūrėme tos modelius ir kokia jų prasmė. Taip? O aš labiau noriu stabtelti štai prie šito vaizdo. Aš jį vadinu vaizdu, tiesiog toks yra. Jis nėra labai statistiškai teisingas. Tačiau šičia aš noriu akcentuoti infrastruktūros vientisumą. Šita rausva spalva parodyta tamsesni plotai, tai yra valstybiniai žemės sklypai kitos paskirties, čia nėra žemės ūkio ir panašiai, čia yra kita paskirtis, o šviesesnė spalva yra žemės sklypais nesuformuota žemė, kuri, kaip jūs matote, tiesiog akimis pasižiūrėję, formuoja tam tikrą tinklą, taip voratinklę, sakau. Čia truputį yra tokia problema, aš neatmečiau upių, čia truputį matote upė yra, tai aišku, jinai nėra infrastruktūros elementas, tačiau nekeičia vaizdo, nenorėjau gaišti aš čia šitoje vietoje. Mano žinutė šituo paveikslu yra kita. Infrastruktūra, inžinerinė infrastruktūra yra vientisa. Ir realiai jūs matote tinklą. Miestų ir miestelių vietose tai pakankamai tankus tinklas tiesiog, taip jisai kaip gardelėmis sudėliotas, toks gatvių tinklas, aikščių tinklas, dviračių takų ir ką jūs tik tai galite įsivaizduoti, ką valdo savivaldybė. Tolstant nuo gyvenviečių, žinoma, retėja, tačiau matote, kiek yra valstybinės žemės, kuri akivaizdžiai rodo kelių tinklą, gatvių tinklą, takų tinklą, kokį mes turime, kiek turime. Lietuvoje pas mus nėra taip išvystyti dviračių takai, tai čia be abejo dažniausiai gatvės ir keliai. Ir ką tai rodo, į kokią žinutę neša pagrindinę, kad ir vėliau šitie objektai tarpusavį persidengia, aš kalbu statybos objektai. Jeigu mes čia tęsiame, tobuliname, rekonstruojame, remontuojame, tai natūraliai, kad tai nebus vykdoma ankstesnių statybų teritorijų pagrindų. Infrastruktūra tiesiog bus ten tvarkoma, kur reikia tvarkyti. Ir prie ko aš vedu, kad saugoti
kiekvieno projekto, projekto statybos ir po to rezultato duomenys atskirais failais, atskiromis rinkmenomis ir bandyti valdyti taip tarsi pastatus, čia nepavyksta. Mes pastatus galim laikyti atskiromis rinkmenomis ir tada, kada reikia, jį atsidarius, nagrinėti detaliai iki durų, iki langų, ten medžiagų ir panašiai. Inžinerinė infrastruktūra yra vientisa ir ją valdyti reikia vientisai, taip, o ne atskiromis dalimis. Aišku, tas vientisumas tai nereiškia, kad nėra trūkių, bet jie yra vidiniai, jie yra tiesiog duomenų modelio apibriežti trūkiai. Ir šitoj schemoje labai tokioj supaprastinto aš parodžiau dangas. Žalia mėlyna spalva aš parodžiau skirtingas datas dangos ir kaip galima interpretuoti, pavyzdžiui, apskaitos numerius. Tai šiuo atveju gali būti apskaitos numeris tas pats, jeigu turto valdymo sistemoje nėra prasmės turėti atskirų numerių, bet aš pabrėžiu, jeigu nėra prasmės, čia viskas priklauso nuo kiek norima išmaniai valdyti turtą. Tačiau parametrai yra aišku atskiri, data, trinkelių tipas ir kiti visi, kuriuos šiandien rodo atskiri, tačiau štai geometrija gali būti taip atskirta, o numeriai gali būti visur vienodi. Tiesiog noriu parodyti, kad įvairovė gali būti didelė ir tos, vadinkim, tikslumas apskaitos, gal grūdėtumas, kai kada sako, tai užsieniečiai, jį apsprendžia be abejo kiekvienas turto valdytojas. Nėra ir greičiausiai nebus tokios vieningos tvarkos, taisyklių, kaip reikėtų elgtis su tais numeriais. Tačiau kažkiek tai, aš tikiuosi, per mūsų seminarus ir ateity gal kažkokia tai susidarys jau praktika. Kol kas tos praktikos nėra. Dabar aš, kadangi einu prie užsakymo statinio gyvavimo ciklo užsakymo, tai turiu truputį pristatyti išrankas iš esamų teisės aktų. Kodėl? Todėl, kad taip ir aplinkos ministerija akcentavo ir mes girdime, kad yra problema, perkant naujo turto statybą, užpildyti užsakovo informacijos reikalavimus. Yra toks dokumentas, apie jį mes taip pat pašnekėsime. Tačiau nėra taip, kad jūs arba bet kas vystantis viešai turtą yra tuščioje vietoje ir tiesiog turi pildyti lentelę kaip naują darinį visiškai nežinomą. Yra teisės aktai, kurie labai daug ką pasako ir į kuriuos galima remtis ir iš kurių tezių galima pildyti lentelės tas užsakymas. Taigi čia STRas, statybos techninis reglamentas, statinio projektavimas. Ir jūs matote, kad čia jau yra pasakyta, kas turi būti projektiniai pasiūlymai, tai yra, kad būtų aiškus sumanymas ir kad būtų galima parengti techninį darbo projektą. Taip, svarbiausia, kas nurodoma sprendiniuose, tai reiškia, jau turi būti nurodyti pagrindiniai sprendiniai. Techninis darbo projektas aprašytas, kad jau parenkami statybos produktai ir įrenginiai. Mums labai svarbu šita vieta, apie ją mes toliau daug šnekėsime. Ir tiesiog toliau, čia apačioje rodau, šitas punktas taip pat kopija nurodo detalumą iš tikrųjų. Vėl pabrėžiu, aš šneku apie inžinerinę infrastruktūrą. Taigi planai, sklypo planas, sklypo vertikalusis, sklypo sutvarkymą ir taip toliau čia visi išvardinti, jie labai gali būti, jų detalumas labai paprastai apibrėžtas, tai štai mastelis savyje neša detalumą ir aukščio ir planinės padėties tikslumą. Ir čia yra rėžiai, labai siauri rėžiai ir čia nėra labai daug variantų iš tikrųjų, apie ką kalbėti. Tai mes į tai galime atsiremti ir jau turėti labai daug žinių, kaip pildyti šitą užsakovo informacijos reikalavimus. Kitas teisės aktas, tai taip pat yra statinio projektavimas STRas ir jame taip pat yra apibrėžtos šitos savokos, išskyrus šitą savoką, čia aš parašiau, tai yra projektiniai pasiūlymai. Reiškia, sako, kad jūs turite pareikalauti ir netgi nereikia jums reikalauti, užtenka nurodyti, kad reikia vadovautis STR šito, kurį dabar matote ekrane ir jau projektinių pasiūlymų stadijoje bus produktų charakteristikos, tai yra klasės, savybės ir vertės nustatytos. Techninio darbo projekto stadijoje jau atsiras medžiagos gaminiai, taigi jau konkretumas bus. Ir aišku, detalumas turi būti toks, kad būtų galima medžiagas įkainoti ir įvertinti. Ir čia aš jau nuo savęs parašiau, kad toks niuansas yra, kad kodėl aš čia parašiau, noriu išryškinti statybos darbų rangovo veiklą
jinai labai svarbi, kadangi jisai turi teisę koreguoti medžiagas ir gaminius, tai yra siūlyti neprastesnius, nei kad buvo nustatyta techniniam darbo projekte. Ir ta korektūra jau mums yra labai svarbi, nes mes norime tą korektūrą gauti, matyti, nes mes norime ją įsikelti turto valdymo ir apskaitos sistemą. Pasakysiu, kad tas turto valdymo apskaitos sistemą mes turime plačiaja prasme, jokių būdų aš tai neskaitau buhalterinę apskaitą, tik tai finansinę, tai yra ir turto parametrai, ir priežiūros parametrai, tai pertiniai duomenys. Na ir jau dabar yra minimumas apibrėžtas aplinkos ministro įsakyme, kaip yra pateikiami suprojektuoti objektai į infostatybą. Tačiau, kai mes puikiai suprantame, šitas teisės aktas pasako bendrus reikalavimus visiems statytojams Lietuvos, o mes šiandien kalbam apie viešojo turto valdytojus ir atitinkamai papildomą dokumentą užsakovo informacijos reikalavimai, kurį sakoma, kad jį reikia pildyti, kad jisai vis turi būti plačiau naudojamas ir tai reiškia, kad valstybė viešojo turto valdytojams kartelę pakelia aukščiau nei kad kitiems Lietuvos statytojams, nes valstybė rūpinasi savo viešuoju turtu, jo išmaniu valdymu ir visiems turto valdytojams nurodo, kad jie turi jau pradėti pildyti papildomus užsakovo informacijos reikalavimus, kol kas nuo 3 milijonų, o toliau bus ir toliau. Ir čia dabar jūs, kaip viešojo turto valdytojai, aišku, susidurėt su tokiu niuansu, kad ne viskas yra teisės aktais aiškiai surėdyta, jūs turite būtent dėl to ir pildyti užsakovo informacijos reikalavimus, nes kitu atveju jūs tiesiog papultumėte į taip vadinamą tą BIM pjūklą, aš jį taip tiesiog iš anglų kalbos naudoju šitą terminą, o tas BIM pjūklas tai jis yra tiesiog statinio gyvavimo ciklo pjūklas, kai informacija yra prarandama. Kada informacija yra prarandama ir ko mes siektume, kad neprarasti. Tai čia aš tokiam paveikslėlį, turbūt aš vaizdžiai pabandžiau parodyti tą visą pjūklą. Kai kurie autoriai piešia tokį pjūklą nuoseklų į viršų, aš čia truputį jį pritaikiau Lietuvai ir parodžiau, kaip dabar vyktų situacija, jeigu jūs, kaip viešo turto valdytojai, neužpildytumėte užsakovo informacijos reikalavimų, o vyktų štai taip, kaip rodo šitie žali trikampiai. Tai reiškia, projektinių pasiūlymų stadijoje būtų sukurtas brėžinys su tam tikrais duomenimis, kaip jūs matėte iš STR, ką sako. Toliau šitoje vietoje būtų klaustukas, ar kitas tiekėjas, kitas projektuotojas kūrė iš naujo techninį darbo projektą, ar vis dėlto tai tas pats ir pasinaudoja ir augina informaciją, tai ne taip svarbu, tačiau yra niuansas. Ir atitinkamai aukščiausiai stadijoje, aukščiausias taškas tai yra tada, kada daugiausiai akumuliuojama informacijos į vieną vietą. Tai būtų techninis darbo projektas, tačiau ne tik, o techninis darbo projektas paverstas dokumentų tai pastatyta, ką reiškia, kad būtų jame visi įrengtų objektų faktai, visi panaudoti statybos produktai ir parametrai jų, ir aišku, jau pasakiau, faktai pagal geodezinės nuotraukas. Jūs pastebėjote geodezinės nuotraukas. Taip, aš palikau šitą terminą ir tuoj sužinosite, kodėl aš jį palikau. Nes reiktų truputį kitaip sakyti, nes turime kitokius pavadinimus šiandien Lietuvoje. Bet dabar grįžkime prie šito aukščiausio informacijos taško, štai jisai čia yra. Tai tokia būtų aukščiausias taškas, iš kurio mes turėtume atsispirti ir keliauti į turto valdymo ir apskaitos sistemą. Duomenys čia persiduoda. Štai užsakovo informacijos reikalavimai ir yra skirti įgyvendinti štai šitą liniją į viršų, kreivę kylančią į viršų. Tuo tarpu, jeigu mes negalvojame užsakovo informacijos reikalavimus, turime tą BIM pjūklą toliau. Tai yra informacija čia krenta į nulį, atvyksta į vietovę geodezininkas ir iš naujo viską matuoja, aprašo, skersmenis rašo, medžiagas ir sukuria inžinerinių tinklų geodezinių matavimų būdu planą arba ten topografinį planą, bet jis sukuria iš naujo. Kodėl klausimas kyla, krenta informacija žemyn ir tada atsiranda kadastriniai duomenys, kurie kaupiami vėl. Gali būti paimamas topografinis planas, gali būti nebrėžiau linijos, o gali būti, kad tiesiog nuo nulio lauke matuojami objektai, kur kas yra išdėstyta ir vėl kuriama informacija. Bet štai aš jums tai vizualiai parodžiau, kaip veikia BIM pjūklas Lietuvos atveju.
Ir kaip šitas Lietuvos vyriausybės įsakymų patvirtina tvarka, kad reikia naudoti užsakovo informacijos reikalavimus ir kurti, reiškia, nusipirkti, tai pastatyti gamybą, kuri ir leis pasiekti šitą aukščiausią tašką, na ir su juo keliauti toliau. Tiek žinių šitoje vietoje. Dabar dėl to as built arba tai pastatyta. Taigi, faktas toksai, kad dabar, aš tiesiog pasižiūrėjau, kaip tai interpretuoja kitos šalis. Tai čia tokie yra daugiau vertiniai iš tikrųjų, iš praktikų įvairių, iš įvairių pristatymų, daug tų infrastruktūros objektų statoma. Tai čia viskas, aišku, labai paprasta. Tai yra faktinė statyba, tai yra brėžiniai, kurie yra patikslinti ir pritraukti prie realių koordinačių, tiek Z, tiek XY koordinačių. Taigi, reiškia, tai tampa faktinė statyba, techninis darbo projektas tampa faktinė statyba. Kaip tai vyksta? Vėlgi čia yra užsienio šalių praktika. Geodezininkas pateikia kontrolinius taškus kartu su fone esančiais projekto brėžinio elementais. Ten niuansai gali būti atskirai, aišku, jo darbas tai yra tik taškai, fonas gali būti su atstumais parodytais, nuokrypiais, gali būti neparodoma, nuo šalių skiriasi. Tačiau faktas, kad tai patenka pas statybos darbų rangovą, bet aš dėl to akcentavau anksčiau statybos darbų rangovą, ir tas statybos darbų rangovas jau parengė galutinį as-built brėžinį. Aišku, ką reiškia jisai parengė, jis turi specialistus, turi programinę įrangą, bet jisai suformuoja šitą teisinį dokumentą, kuris rodo galutinę pastatyto objekto būklę. Dabar pasižiūrėkime į Lietuvą. Lietuvos teisės aktuose anksčiau, tai yra statybos techniniuose reglamentuose, buvo terminas tai pastatyta, tačiau naujose versijose jisai yra panaikintas, aš ieškojau specialiai, ruošiausi šitam pristatymui, jo nėra, tačiau jisai liko vienoje vietoje prie melioracijos statinių. Melioracijos statiniai turi taip pastatytą fazę. Negaliu paaiškinti, ar tai klaida, tiesiog neištrinta toje vietoje buvo, nes aš nematau didelės prasmės išskirti melioracijos statinių šitoje vietoje nuo kitų statinių. Tačiau grįžkime prie to, ką mes turime. Tai netaip svarbu. Tas terminas nebūtinai turi būti parašytas. Svarbu suvokti, ar jisai yra aprašytas. Taigi vėlgi dabar. Standartiniai teisės aktai, STR-ai, kurie yra skirti visiems statytojams, ne tik viešojo turto, aš tą kartoju būtinai, jie nepasako, kad reikia sukurti tai pastatytą. Tačiau jie pasako, kad reikia turėti visą informaciją, kad patikrinti projektą. Čia toks niuansas, taip? Va čia aš iš vieno padariau išranką, kuris sako, kad techninės priežiūros darbuotojai naudoja geodezinės nuotraukas, kad patikrinti statybos rezultatus. Tai yra labai panašu, kai aš rodžiau ką tik slaidą apie užsienio patirtį, o kitas STR, statybos darbai, vėlgi sako, kad rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę, ir rangovai patikrina, priima ir įformina visų šičia išvardintų objektų geodezinės nuotraukas. Taigi mes turim pirmą dalį, viskas tvarkoja, taip kaip ir mes matėme užsienio šalių praktiką, tiesiog čia ir pasistojam, taip turime daroma su visais statiniais, o štai jau, jeigu mes periname prie viešųjų sektoriaus, tai atsiranda užsakovo reikalavimo informacija tam, kad pabaigti tą procesą, kuris jau įtvirtintas teisės aktais, ir pasiekti tą aukščiausią piką, kur aš rodžiau BIM pjūklo tą raudoną taškelį, kad jį pasiekti. Taigi čia ir yra, aš dabar paminėjau pilnu pavadinimu šitą įsakymą, kurį aš visur rašau UIR, užsakovo informacijos reikalavimai, tai UIRO aš jį vadinu lietuviškai. Taigi jisai būtent tą ir sako, kad prašau pildykite lenteles ir tokiu būdu išreiškite savo valią, kad būtų pasiektas tas informacijos lygis aukščiausias. Toliau aš jau minėjau, kad jau turime mes teisės aktus, kurie nustato, kuriais galima remtis. Ir tą, ką pasakiau, kad teisės aktai yra skirti visiems statytojams ir jie nenustato to viso, vadinkim,
užsakovo informacijos reikalavimo ir nenustato statinio gyvavimo ciklo. Nes pagaliau, kodėlgi turėtų kiekvienas Lietuvos statytojas realizuoti statinio gyvavimo ciklą. Aš kalbu apie privačius. Žinoma, kad ne. Nėra tokios prievolės ir būt negali šalyje, nes tai tiesiog nereikalinga mažo turto valdytojui, ko nėra valstybė ir ko nėra savivaldybės. Na, šiek tiek, aišku, pereinamasis laikotarpis visą laiką yra skaudus ir skausmingas turbūt. Taigi, dėl to BIM pjūklo mes vis tiek turime du lygiagrečius duomenų srautus. Tai yra tie du, tai kai, gal čia labai gerai matosi, kai reikia pagaminti ir inžinierinių tinklų planus po statybų, ir ar topografinių planus po statybų, kadangi to reikalauja STERas. Tačiau, kaip mes matėme užsienio patirtį, jau užsienio patirtį kalbame apie kontrolinių taškų rinkinį, kurį pagamina geodėzininkas ir pateikia statybos techninei priežiūrai arba statybos rangovui, čia galima patikslinti, kad jisai pagamina tai pastatytą, kurį atkeliauja į turto valdymo sistemą. Taigi vienas srautas truputį jau kertasi su tuo srautu, kuris yra bendras visiems statytojams. Žinoma, žingsnis po žingsnio turbūt teisės aktai bus sureguliuoti po truputį, tačiau šiandien pavyzdys yra Rail Baltica, tai jie akivaizdžiai savo pirkimo dokumentuose reikalauja abiejų srautų, tai yra jie reikalauja ir kontrolinių taškų pateikti, kad galėtų taip nukeliauti šitą grandinę, ir reikalauja pateikti šitų dokumentų, kad galėtų pabaigti teisiškai, priduoti infostatybą. Ir jie tai aiškiai deklaruoja. Jie aiškiai parašo, kad dėl teisės aktų nesuderinamumo viskas ok, jie tai priima ir tokiu būdu keliauja toliau. Na, tai va tokia logika mes turim pagrindinę, kurią jūs matote čia ekrane. Be abejo, aš kalbu dabar apie šitą dalį pagrindę, apie šitą. Na, o turto registravimą, kol kas aš čia ir parašiau, kad apie tai kol kas mes nešnekam, čia toliau gali būti plėtra, logika gali būti, nes žinoma, jeigu turto valdymo ir apskaitos sistemų mes turime viską, erdvinius duomenis, finansinius, techninius duomenis ir priežiūros duomenis, mes turim viską apie turtą. Tai jau, kai mes turime objektą, tai pastatytą visą turtą, žinoma, mes jį galim suformuoti dokumentus turto registravimui, nes niekur kitur nėra apie turtą daugiau informacijos nei va štai šitoje vietoje. Jeigu yra kitur daugiau informacijos nei čia, reiškia statinio gyvavimo ciklo mes neįgyvendinam. Na ir praktinių patarimų, nes ta teorija tokia, aišku, jūs gali ir liūdinti ir piktinti, nes sakyt, kad galima pašnekėti daug ką. Tai noriu tokių pasiūlymų pateikti. Galutinis tikslas, aišku, yra turto valdymo sistemos užpildymas erdviniais duomenimis ir turto parametrais. Tai mano siūlymai iš eilės yra. Pirmuoju etapu, kol dar nėra patirties pas jūs, nėra faktų, kad papildoma informacija, kurią jūs įrašėte į tuos užsakovo informacijos reikalavimus, pavyko įkelti turto valdymo sistemą. Taip? Reiškia, nereikia reikalauti papildomų daug duomenų, papildomos informacijos. Kaip pasakau, ko dar tas STERas apie tai nežino. Nes tiesiog už tai bus sumokėta pinigai, o naudos jūs negausite. Jeigu paminėjau pinigus, tai jums turbūt kiekvienam kilo galvoje, o kiek tai kainuoja? Ar tai pabrangina statybą, visą statybą? Nuo projektavimo iki įkėlimo duomenų į turto valdymo sistemą. Tai čia klausimas yra subtilus. Tikrai taip, pabrangina, kai tai daroma, ypatingai pradžia, kai ir rinka dar nepasiruošus, rinka taip pat turi įsigyti programinę įrangą, technologiją susikurti, taip pat pabrangina viešo turto valdytojo pusėje, jam taip pat reikia pasiruošti, reikės duomenis priimti, reikės turto valdymo sistemą susikurti, kai kurios dar net neturi viešosios institucijos. Tačiau tai atpigina turto valdymą, tam ir yra išmanus ilgoje perspektyvoje, kai tai pradedama naudoti. Tai va taip, kaštai čia paauga ir kyla nepasitenkinimas ir dėl to neinama į tą ateities atpiginimą, reiškia, nenorima investuoti dabar. Tas jaučiama natūralu. Taigi, šitais užsakovo informacijos reikalavimais iš tikrųjų jūs turite nupirkti taip pastatytą gamybą, duomenų taip pastatytą gamybą. Tai kaip ir aš jau rodžiau ir tenai schemoj, tai yra iš tikrųjų techninis darbo produktas, techninis darbo projektas,
papildytas statybos medžiagomis ir produktais, plus papildytas faktinė padėtimi, tai yra pakoreguotas, tai ir sudaro tai pastatyti. Dabar vėlgi kokia realybė. O tam reikia nustatyti duomenų, tiek erdvinių duomenų, tiek statybos produktų kodavimą. Nes priešingų atveju apsikeisti duomenimis bus neįmanoma, nes kiekvienas gali sugalvoti įvairiausius parametrus ir kodus. Tai čia mes turime Lietuvoje tą savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį, turime jo specifikaciją, jo kodus ir turime nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, NSIK-as tai vadinama. Taip pat jo kodai, jo klasifikatorių kodai ir parametrai, kurie ten yra numatyti. Taigi mes dabar turime remtis štai šitais dalykais, nes čia mūsų sektoriuje mes neturim ko daugiau remtis. Reikia tai įrašyti, numatyti. Ir BIM-LT projektas buvo čia Lietuvoje toksai, kurio tikslas buvo irgi gauti išvadas, kaip elgtis pirmais žingsniais. Tai jo išvada taip pat buvo, kad prie NSIK kodų turi būti SEDR kodas įrašytas, kad taip erdvinį duomenį išreikšti, nes inžinerinės infrastruktūros objektai NSIK-e nėra taip išreikšti detaliai, kad būtų galima pasikliauti tik NSIK kodais. Tokia buvo išvada, tai ją mes turime ir remtis. Ir taip pat reikia nustatyti faktinių duomenų perdavimo formatą, kuris tiks importuoti į turto valdymo ir apskaitos sistemą. Čia taip daug kalbama apie tą AFC formatą, FC. Taip, tačiau turime priimti, kad šitas formatas tai yra iš tikrųjų ne formatas, o duomenų modelis. O mes šito duomenų modelių teisės aktuose nesivadovaujam. NSIK nenurodo, kad tai yra kodavimai ir klasifikatoriai iš šito duomenų modelio. Todėl taip tiesiogiai sakyti, kad reikia FC naudoti, tai nėra tiesa iš tikrųjų, jisai labiau pritaikytas pastatam, tiesa, jisai yra modifikuojamas, kad ir inžinerinė infrastruktūrai tiktų, tačiau yra niuansų. Ir aš pasitikrinau prieš šitą seminarą užsienio šalių patirtį dėl infrastruktūros duomenų. Tai taip, yra naudojamas tai vadinamas GeoJSONas kaip atviras formatas, DML-as naudojamas kaip atviras formatas. Taigi čia nėra vienareikšmiška, nes tikslas yra kuo paprastesnės duomenų importo procedūros. Nes taip tiesiogiai nei vienas iš šitų formatų arba duomenų modelių neįsikelia. Jį reikės išnaršyti, jame surasti ir atitinkamai perkelti. Tai jau supratote iš to mano sakinių, kad reikia būtinai įsivertinti importo procedūras, įsivertinti klasifikatorius. Natūralu, taip, kad būtų galima judėti priekį. Dabar, kaip tai atrodo, taip schematiškai pavaizdavau, kaip sukuriama yra taip pastatyta objektai. Tai čia dalyvauja, žinoma, techninė priežiūra, dalyvauja statybos darbų rangovas, aš čia taip schematiškai parodžiau tos rodiklės, aišku, jos labai dar abstrakčios, bet specialiai nedariau aš čia srautų diagramų, nes tai būtų ne seminaro objektas yra. Tačiau mano dėmesys būtent į tai, ką aš čia parašiau, techninė priežiūra palygina su geodėzinėmis nuotraukomis, specialiai rašau taip, kaip teisės aktuose yra. Ir tada iš tikrųjų techninė priežiūra priima sprendimą, kad ar galima taisyti ir koreguoti techninį darbo projektą ar ne. Pagal ką techninė priežiūra priima sprendimą. Statybos įstatyme pasakyta, kad nukrypimai gali būti iki 2 metrų plane. Tai reiškia, techninė priežiūra gavus geodėzininko taškus ir juos sulyginus su projektu, jeigu mato, kad atstumas neviršė 2 metrų, leidžia rangovui patikslinti techninio darbo projekto geometriją. Jie perstumti į tikrasias vietas. Jeigu viršė, negalime koreguoti, nes reikia taisyti statybos proceso pastatytus gaminius, perkelti juos iš tikrųjų į teisingą vietą, o ne projektą. Ir čia aš raudonai palikau štai 0.0, nes detaliai išnagrinėjęs teisės aktus neradau, kad būtų nustatyta, o kiekgi gali būti nuokrypiai aukščių padėties. Kadangi aš tokių neradau, dabar galiojančiuose teisės aktuose, tai parašiau 0.0. Tai reiškia, kad nėra jokių nuokrypių, išskyrus, aišku, ten tas tolerancijas, kurios yra niveliacijos metu sudaromos, tai ten 3 mm, aišku, gali būti nuokrypių, niekur po to nepabėgs. Štai tiek.
Na ir dar keletas tokių labai paprastų rekomendacijų jums. Tai aišku, kad reikia priimti sprendimą, kurie objektai bus saugomi kaip trimačiai objektai, o kurie kaip dvimačiai. Nes negalime sakyti, kad šiandien mes tikrai turėsime visus pilnai trimačius objektus, tiesiog dar mes neturime tokių programinių įrangų prieinamomis kainomis, kurio galėtų įsigyti kiekviena savivaldybė, kad viską kaupti trimatėje erdvėje, visą infrastruktūrą, aš turiu galvoje, vėlgi ne pastatą. Ir aišku, tačiau negalima nebūtinai atsisakyti trimačių duomenų, yra tokia praktika, kad atskiri turto objektai, pavyzdžiui, tiltai arba pralaidos, jie gali būti kaip atskiri laikomi objektai su pilnais trimačiais brėžiniais atskirose rinkmenose, kurios turi sąsają su dvimačiais duomenimis ir galima reikalui esant pereiti ar peržiūrėti jau tą tikrąjį modelį. Na ir nuo to priklausys, kaip jūs užpildysite užsakovo informacijos reikalavimus, nes atitinkamai jūs jau mąstysite, kurgi kurios duomenys padėsite, nes va čia ir prasideda, kai jūs jau žinote, kaip jūs saugosite jums pateikiamus duomenys, informacinį srautą valdysite, atitinkamai labai paprasta tada užpildyti informacijos reikalavimus. Šitos elementus dvimačius, šitos trimačius, viską tvarkoja. Taip, čia aš kaip pavyzdį parašiau netgi, kad galima konkrečiai parašyti tilto konstrukcijos, taip ir taip, dvimatė atskira rinkmena pateikiamas tilto 3D modelis. Štai jau aišku, ko jūs norite, jau aišku jūsų matymas. Na ir taip pat detalumas. Detalumas labai svarbu. Jūs taip pat turite pamastyti, kiek jums reikia unikalių apskaitos numerių, pavyzdžiui. Ar jums, aš paprastą pavyzdį parašiau, ar pavyzdžiui bortai, eismo greičio mažinimo įrenginiai, mažoji architektūra, ar jiems reikia atskirų unikalių apskaitos numerių turto valdymo apskaitos sistemoje. Ar tai yra prasmė? Taip. Taip. O kokia yra prasmė? Viskas yra prasmė nuo naudojimo. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite labai išskaidytus unikalius numerius, tai jūs galite daugiau statistinių veiksmų padaryti ir ieškoti tos objektus, pavyzdžiui, pagal erdvinę padėtį. Kaip pavyzdys, erdvinė padėtis gatvės dalyje, kvartalo dalyje, palei upę. Tai yra, kai jūs ieškote jau po sąsajų su erdviniais duomenimis, ne pagal turto unikalų numerį, o ieškot pagal erdvinę aprėptį. Tai yra kita statistika, kitas ieškojimas, kai jūs turite jau sąsają su erdviniais duomenimis. Tinka vėl keletą pavyzdžių, pasinaudojau tą pačią schemą, tik dabar jau parodžiau, kad štai jeigu mes saugome bortus, tiesiog apibrėžiau juodą liniją, tai mes galime papildomai turėti informaciją, borto tipas, borto spindulys, taip, vėlgi matmenys borto, kita informacija, jau techninė informacija, jokių būdų tai nėra ta buhalterinės apskaitos informacija, čia jau visiškai kita duomenų masyvas. Tokie pamastymai. Ir toks būtų mano pristatymas. Tai dėkoju už dėmesį ir kaip čia parašiau, kreipkitės. SSV specialistai, kiek galės, padės užpildyti jums užsakovo informacijos reikalavimus, konsultuos, pateiks savo nuomonę, kiek tai galime, nes SSV nedalyvauja viešuosiuose pirkimuose, tai yra kaip nedalyvauja, ta prasme, neteikia paslaugų, projektavimo, statybos, techninės priežiūros, tai mes galime čia konsultuoti, savo nuomonę sakyti ir taip, neiškraipyti rinkos. Tai ačiū už dėmesį. Jeigu yra klausimų, tai mes juos tuoj pasižiūrėsime pokalbių srityje. Jeigu nėra, tada mes pereisime prie kitų. Aš sustabdysiu savo ekrano dalinimąsi. Taip, pasižiūriu, kaip pasilikau. Taip, tai mes dabar klausimų jokių neturim, tai dabar bus sekantis pranešimas, jūs taip pat galite rašyti čia klausimus, o jeigu klausimų neturite, dabar norėtumėte žodžiu užduoti man klausimą iki sekančio pranešėjo, tai prašome, galite įsijungti mikrofoną, galite pakelti ranką. Jeigu klausimų nėra, tada palikime jos pabaigai.
gal jie susikaups. Ir tada dabar aš prašau jau prisijungti sekančio pranešėjo. Tai prašau kolegos iš Radviliškio savivaldybės. Labas rytas kolegos, labas rytas Žilvinai. Tai aš pabandysiu trumpai apžvelgti be teorinės dalies, o tik praktiką, kaip sekasi mums turto apskaitą įgyvendinti jos užfiksavimą, sakysim, SEDR savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje. Tai tuo pabendrinsiu savo ekraną. Taip, dabar kaipgi mums sekasi padaryti tai praktiškai, be jokių, sakysim, be jokios, nerandant informacijos, sakysim, internete pasižiūrėti, kaip kas kiti daro, pabūsim tokie, sakysim, pirmūnai, pionieriai. Aišku, labai dar gaila, kad iš kitų savivaldybių nesulaukėm jokių pranešimų, nes labai man įdomu pasižiūrėti, o kaipgi sekasi kolegoms kitose savivaldybėse. Tai va, o pas mus buvo pirmiausiai, tai, sakysim, tam, kad pasiekti šito tikslo turto apskaitos susiejimo, tai reikėjo pasirinkti tokią turto grupę, kuri yra aiškiai išsidėsčiusi erdvėje. Tai man taip atrodė, kad idealus atvejis, kada yra kadastriniai matavimai atlikti ir yra aiškios ribos. Ir taip pat tas daiktas yra įtrauktas į savivaldybės apskaitą. Tai šitoje vietoje mes ir pasirinkom atspirties tašką keliai ir gatvės. Čia dabar rodau pavyzdį, galiu ir gyvai jį parodyti, tai yra taip, sakysim, šitoje vietoje, tai tarkim, jeigu mes norime pasižiūrėti, yra šitas plotas, asfaltas, tai būtent jis iki tos ribos yra, sakysim, patenka į kadastrinių matavimų ribą, ar ne, nes tas violetinė šita riba, tai ir yra kadastriniai matavimai atlikti šitos gatvės. Tai viskas, kas papultų į vidų, bent jau mano supratimu, viskas apskaitoje ir turėtų būti būtent su tuo inventoriniu numeriu. Tai toliau. Tai dabar tam, kad gauti šitos duomenis ir suvesti tos ir inventorinius numerius ir kitą informaciją, tai ką pirmiausia reikėjo padaryti, tai iš apskaitininko mūsų gauti informaciją. Tai aš iš jo gavau 2 excelinius failus su inventoriniais numeriais. Keliai buvo nurodyta tam tikras skaičius kelių, tam tikras skaičius gatvių. Buvo kai kurie parašyti ir su unikaliais numeriais iš nekilnojamo turto registro. Tada gavau kitą informaciją iš kelininko. Tai buvo tarybos sprendimas parengtas, kur kitas skaičius kelių, kitas skaičius gatvių ir nekilnojamo turto registro skaičiai irgi skirtingi. Ir visose sąrašuose, žodžiu, viskas yra skirtinga. Niekas nesueina iki galo. Tai tačiau panagrinėjus šios 2 šaltinius paaiškėjo, kad vienas kelio numeris gali būti inventorizuotas bent 5 skirtingais unikaliais numeriais. Tai yra per skirtingom atkarpom. Apskaitininko sąraše jie dingsta dėl neteisingo aprašymo. Dabar ką aš turiu omeny, tai yra jisai, apskaitininkas, sakysim taip, jeigu yra vienas inventorinis numeris, vienas daiktas, tai jisai neužsirašo ten 5 unikalių tvarkingai. Jis rašo į kažkokius tai laukus papildomą informaciją, užsirašo vieną tą unikalų, dar kažkoks laukas yra, dar kažkur įterpia. Na, žodžiu, mūsų net turto valdymo apskaitos sistema nėra pritaikyta surašyti daug unikalių numerių skirtingai ir tvarkingai, sakykim taip. Tai gavosi, kad jisai man pateikė tą sąrašą su dingusiais tais unikaliais numeriais. Tai to vadovautis tik kelininko sąrašu negalėjau, nes sąraše nėra inventorinių numerių. Tai todėl aš turėjau ir vieną, ir kitą apjunginėti, bet apjungęs gavau tik tais, sakysim, didžiąją dalį informacijos, bet galutinai visiškai teisingas išsamios tai tikrai nėra.
Tai va, ir dar galiu pasakyti, kad abu šitie šaltiniai tai naujinami tik kartą per metus. Na, aišku, tie keliai tai dažnai ir neatsiranda nauji, sakykime, bet iš principo gal ir šitas dalykas galėtų būti pakeistas ar galėtų būti gal dažnesni atnaujinimai. Tai dabar, kad pasiruošti tam susiejimui, duomenis aš sujungiau vieną gatvių ir vieną kelių sąrašą. Vėlgi parašiau aš vėlgi, kokie tie skaičiai, nors didelės esmės turbūt ir nesudaro, kad tie skaičiai skirtingi, tas pats kelias, tas pats unikalus, skirtingi netorniai. Žodžiu, buvo labai įvairių situacijų, sakau, ir vienas kelias, du unikalus, arba vienas kelias, du inventoriniai, arba, nu, žodžiu. Tai va, ir visi keliai turintis visą informaciją, tai buvo 1338 tokie keliai. Tai kai kuriuos šitos kadastrinius duomenis galima rasti Planuoju tautoje mūsų platformai. Tarp kitko, aš nepaminėjau, tai aš esu savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkytojas. Tai prisijungęs prie tos sistemos TISO, tai aš galiu matyti tos nekilnojamo turto registro pranešimus, kur yra įkelti DVG su kadastriniais matavimais. Tačiau reikia juos atsisiųsti, kiekvieną DVG reikia atsisiųsti, tada reikia susižiūrėti, kuris sluoksnis yra būtent nekilnojamo turto matavimų riba, kadastrinių matavimų riba. Ir tada žiūrėjau kitą dalyką, kaip pasitikrinti, kuris vis tik yra ta riba, nes tenais yra labai daug dalykų pribraižyta ir nebūtinai galima suprasti lengvai. Tai tada pasižiūrėjau, kad duomenys yra prieinami Geoportal.lt VMS formatu. Jie, sakysim, gisistiškai, gisui nepanaudojami, sakykim, tik tais galima pasižiūrėti. Tai yra, aš taip ir pradėjau žiūrėti, kuri linija vis tik atitinka su to, ką registrų centras yra pateikęs. Greičiausiai jau tas ir yra teisybė, ne? Tai rankiniu būdu išsitraukiu ten porą ribų, susikūriau sluoksnį kadastro ribos. Čia tas sluoksnis būtų toksai pagalbinis sluoksnis tam, kad nueiti prie to susiejimo, sakykime. Apie tą sluoksnį tai dar pasakysiu, kad aš planuočiau jį toliau pildyti ir jį visada turėti, o ne tik vienkartinis atvejis. Labai svarbu pažymėti tai, kad visa kelių, sakysim, tokia kelių žemėlapis, ar ne, yra skelbiamas ir viešai, ir ta prasme iš vis ta informacija pas mus yra surinkta į vieną vietą, tai yra, kad matosi ir koks yra unikalus tam tikro kelio ir visi kelių numeriai savivaldybės, ir šiuo atveju aš jau dabar ir inventorinį įdėjęs esu. Čia yra linijiniai duomenys, neplotiniai, tačiau pagal, sakysim, kadastrinių matavimų ribas galima būtų nustatyti, apie kokią gatvę mes kalbam. Nes vis tiek koordinatės tai būna tos tikrosios koordinatės, ar ne, ir tada aš galiu matyti, kad, pavyzdžiui, RD 0487, tai būtent, sakysim, toje vietoje, jeigu aš atsiverčiu ten tos kadastrinius matavimus, galiu žinoti, apie kokią čia gatvę kalbam. Nes apskaitininko Excel'yje tai, žinoma, nėra nepatikta erdvinė informacija, patikta tik tais kelio numeris ir geriausiu atveju unikalus. Ir viskas. Aišku, kiti finansiniai dalykai, bet apie erdvinę informaciją daugiau žinių jokių nėra duomenų. Tai tada tą susijimą pirmąjį, kai dariau, tai yra panaudojau tas kelio ribas, atkirpau SEDR topografiją ir jiems visiems priskyriau apskaitos numerį, priskyriau tą inventorinį. Tai tas pirmas toks sėkmingas susijimas įvyko 25 gegužę. Dabar toliau planuoju padaryti tokį pusiau automatinį susijimą. Tai, čia vėlgi sakau pusiau automatinis, todėl kad jisai nebus taip, kad iš vis be žmogus įsikišimo, jisai automatiškai tikrai pats neįvyks. Planuoju iš registrų centro
jau užsakiau kelių ir gatvių kadastrinių matavimų duomenis. Kiek aš žinau, tai yra 1501 objektas. Tų duomenų dar kol kas negavau, bet, kaip sakau, gausiu. Tada papildysiu kadastrinių ribų sluoksnį šiais objektais, pridėsiu inventorinius numerius ir planuoju įsigyti dar įrankį Argisui, kad galėčiau pjaustyti sedrą pagal tas kadastrinių matavimo ribas, pagal tą sluoksnį ir priskirinėti inventorinius numerius. Na ir dar ko neparašiau, tai yra sukurti CSV failą, kuriame būtų visas aprašas. Toks, kokia yra reikalaujama. Tada, jau į ateitį dar toliau žiūrint, tai planuočiau kadastrinių matavimo sluoksnį toliau pildyti. Tada plėtra galėtų būti į kitus turto vienetus, nežinau, gal, sakysim, dviračių takai, kurie buvo paminėti. Aš čia manau, kad čia apie juos, kažin, ar bus informacija prie kelių ir gatvių, bet gal. Tai vėlgi nežinau, kaip toliau elgsime su žemės sklypais. Taip pat nežinau, kaip elgsime su statiniais. Tai, čia bus matyti dar į ateitį šitie dalykai. Tai ir tokį patį principą, kurį čia dabar paminėjau, tai planuočiau panaudoti ir želdynų inventarizacijos susiejimui. Tai, žodžiu, jeigu su turtu viskas pavyks, tada galima bus ir su želdynais tai tęsti. Tai koks mūsų tikslas toks ir yra, kad tvarkingi ir vieningi duomenys. Ir aš įsivaizduoju, kad jau galima bus kažkokių tai signalų kolegams duoti apie tai, kad jau bus trūkumas. Aš jau matau, kad bus trūkumas, tai yra, jeigu 1500 objektų bus iš registrų centro, o aš turiu apskaitoję, sutvarkytų, sakysim, mane tik 1300, tai 200 gatvių kažkur dingo. Kur dingo, nežinau, tai čia dabar mano kolegų irgi klausimai bus ir kaip tos dalykus išsiaiškinsim. Tai jeigu labai, sakykime, ganėtinai trumpai pažiūrint, kaip mums sekėsi, tai galima kažkokių klausimų sulaukti iš jūsų. Ir jeigu tų klausimų dabar nesulauksiu, tai tada elektroniniu paštu būtų irgi labai smagu pastebėjimai, pastabos. Tai tiek, ačiū už dėmesį. Tai Andriui labai didelis ačiū už šitą drąsą kalbėti tiesą. Tai čia labai gerai, mes taip ir turim pradėti. O klausimų yra. Tautvydas rašo klausimą, kas yra bendras unikalus numeris. Paminėjote tokį, kad jūs turite atskirą sistemą, kur bendras unikalus numeris. Toks buvo sakinys. Supratau. Tai čia bendras unikalus, tai, žodžiu, turėjau omeny, čia sakykim taip, unikalus numeris tai yra tas pats, kurį jūs ir supratot, ne kitoks. O bendras tai yra, kad apskaitininkas pateikė vieną unikalų numerį, kelininkas pateikė kitą unikalų numerį ir aš tada sulyginau juos ir sužiūrėjau, ar tas pats. Tai šitoje vietoje gal ir buvo tasai. Tai tas bendras unikalus buvo parašytas, dabar supratau, buvo žemėlapyje kelių. Tai ten būtent aš tą ir padariau, nes vienas, sakau, rodo vieną, kitas kitą, o aš patikrinau, ar tikrai abiejose, jeigu abiejose, tai ir parašiau taip. Čia jau galima sakyti dėl savęs, viešai galima buvo to ir nerašyti, bet nelabai kažkas blogai ir atsitiks. Ačiū. Dar Lineta turi klausimų, tai aš tai dabar paviešinčiau klausimą, kiek žmonių dirba konkrečiai jūsų savivaldybėje šį darbą? Tai kelininkas vienas, apskaitininkas vienas, aš irgi vienas. 3, reiškia 3. Sakykim taip, tai tiek, kad kol kas, sakykim, vėlgi tas aparatas nėra užsivedęs. Kol kas aš pats kiek tos informacijos gavau ir daugiau tik pasitikslinimai yra, o taip, kad nuolat kažkas kitas pildytų kažkokią informaciją, kol kas to nėra. Tikiuosi tas atsiras. Ir tikiuosi, kad mūsų priemonės leis padaryti dar papildomus prisijungimus, nes mes irgi ten turim išplėstinę tą Argiso licenciją. Galima padaryti prisijungimų, tai aš nežinau, tik kitas niuansas yra. Planinę tą erdvinę informaciją, sakysim, kelininkas galėtų pats užnešinėti, apskaitininkas galėtų tą informaciją papildyti su inventoriniais numeriais. Tai
Nu, kaip ir tikiuosi, kad kažkada tas įvyks. Kol kas to nėra. Jo, aš matau, Linas, dar porą klausimų, bet aš nenoriu juos garsinti, nes kolega klausė apie programinės įrangas, kurios yra naudojamos, tai aš pabrėžiu, kad mūsų seminaras nėra niekaip siejamas su programinėmis įrangomis, mes nieko nereklamuojame ir neskatiname nieko įsigyti. Dėl to, jeigu jūs turite tokių klausimų individualių, tai jau kreipkitės į Andrių elektroniniais laiškais. Andriaus turbūt elektroninis pašto adresas yra viešas, manau. Tikrai taip. Tikrai taip, rašykite jam ir jisai jums suteiks kažkokią specifinių žinių, jeigu tai įdomu. Tai taip, dar klausimų, prašau, rašykite, jeigu dar turite, arba žodžiu galite paklausti. Jeigu matau, kad nėra klausimų, tai aš tiesiog gal apibendrinsiu. Dar klausė turbūt Lineta, ar daug kelių esate jau sukėlę, aš cituoju tiesiog. Supratau. Tai galiu pasižiūrėti nesudėtingai. Taip, mūsų duomenų bazė. Atsijungia nuo duomenų bazės. Nu, nieko tokio. Tai čia būtų apie 1400 gal. Tai ta prasme, praktiškai visi tie keliai ir yra, tik ten, sakysim, 100 daugiau, 100 mažiau, va taip yra. Taip sviruoja tie duomenys. Tai yra vis tiek iš principo 1501, jeigu iš registrų centro pareis, nu tai gal aš nesukėlęs dar esu kokį 10 kelių, tai bet čia detalės. Tarko, jūs dar turite klausimų jums skirtų. Tautvydas klausė, ar teikėte TIS turto apskaitos duomenys? Nu, turi galvoje į TIS sistemą. Nu, tai vieną kartą jau esam tai darę. Vieną gatvę sutvarkėm, pamatėm, kad viskas pavyko. Tada žemėlapyje matom turto informaciją, kur buvo pateikta, tai kad jau žiūrim, viena gatvė dega žaliai. Tai vadinasi, aš taip įsivaizduoju, kad einam teisingų kelių. Tai dabar buvo pateikta viena gatvė, tai dar ko nepaminėjau, kad turbūt, kaip ir paminėjau, tai apie tą 1500 gatvių, tai aš planuočiau kitų metų pradžioje. Tikriausiai bus viskas padaryta ir pateikta. Taip, Virginija dar klausė, ar jūs derinate planus teikiamus į TIS? Ne, patį derinimą daro mano kolegė, ne aš. Ačiū. Tai kol kas klausimų nėra daugiau Andriui, tai labai ačiū už atsakymus. Ką aš galėčiau truputį apibendrinti iš Andriaus, ką išgirdau, tai tikrai buvo manoma ir aš sakydavau, kad nesiejant turto šiuo atveju apskaitos, tarsi siauriau, nekalbam apie parametrus, nekalbam apie priežiūrą, taip, nesiejant apskaitos dokumento unikalių numerių su erdviniais duomenimis, vienaip ar kitaip mes turėsime informacijos praradimus. Tai Andrius labai aiškiai ir pasakė, ir čia nėra jokia kritika Andriaus, tai yra ne Andriaus, bet Radviliškio savivaldybei, jokia kritika, tai yra Lietuvos realybė. Tai Lietuvos realybė, kai pradeda žmonės dirbti, tai jie sužino tiesą apie apskaitą, taip, ir labai gerai, čia labai ta žinutė labai aiški visiems. Manau, kad kiekviena savivaldybė, kai pradės skaičiuoti, kas yra jų Excelio, ne Excelio lentelėse turto apskaitos ir kiek yra realiai erdvinės informacijos, tai ne tik, kad bus trūksta, bet, kaip pasakė Andrius, dubliuojasi, taip, kas yra klausimai iškyla, kaip tai atsitinka, bet tai natūralu yra. Tai natūralu. Labai man patiko Andriaus įžvalga, kad informacijos tvarkymą reikia skirstyti tarp darbuotojų. Čia labai teisingai. Neturi būti vienas siaurasis, tam vadinamas tai butelio kakliukas, taip. Šitas žmogus turi viską sutvarkyti. Visus įrašus, viską, tai ne. Tikrai yra specialistai, kurie atsakingi už tam tikras dalis ir jie gali bendradarbiauti. Aš esu siuntęs jums ir schemą to principų, kaip galima daryti, bet aišku, ten schema tik tai yra, kiekviena savivaldybė turi skirtingus skyrius, skirtingus padalinius. Skirtingai galima suorganizuoti, tačiau atsisėdus, gal reikia kokios ir ten programinės įrangos parašyti kodą, kokį nedidelį, kuris automatizuos tenai perdavimą. Taip, po truputį, bet investavus
šiandien tai bus ilgalaikiai perspektyvai naudinga. Tai va tokia būtų mano supratimas, ką aš išgirdau taip iš Andriaus pristatymo. Dar Lineta nori jūsų paklausti. Jo, bet dar klausia, ar jūs kaip SEDR tvarkytojas kitų administracijos pavestų užduočių neatliekate, vykdote tik šią užduotį, kyla klausimas, kaip spėjate. Nu, čia dėl darbo krovimo klausimas jūsų. Nu, tai, kaip pasakyti, tas spėjimas, suprantat, jeigu pirmas susėjimas vienos gatvės įvyko gegužės mėnesį, tai matot, kad nėra to laiko tiek į valias, kad galima būtų toliau darbuotis. Ir dar kol kas tų susėjimų yra tik tais, šiandien aš esu pas save pasidaręs CSV tą failą, ar ne, tai yra 4 keliai, 4 gatvės, ar ne, yra dabar jau aprašyti turto apskaitos visi tie įrašai padaryti. Tai 1000 tikrai dar nesu padaręs, kaip aš čia matau, jau toliau klausimas, kiek laiko užtruko suvesti. Tai aš to dar nepadariau, bet sakau, aš tikiuosi, kad tai galima bus automatizuotais įrankiais tai padaryti, tik man rankiniu būdu reikės sutvarkyti tą kadastrinio matavimo sluoksnį. Tai, bet aš nemanau, kad čia taip labai ilgai užtruks, kad man nukentėtų kiti darbai. Kitų darbų tikrai turiu. Jo, aš irgi pratęsiu Andriaus atsakymą. Žinoma, jūs turite žiūrėti į savo darbo apkrovimą, nes valdybių dydžiai skirtingi ir infrastruktūros kiekiai skirtingi. tą mes suprantame. Atitinkamai žmonių kiekiai turėtų būti skirtingi savivaldybėse, kurie dirba su šitais duomenimis. Ir tai, aišku, reikia nešti administracijos vadovybei. Ir šitoje vietoje aš irgi turiu dar vieną pasiūlymą jums, tokią praktiką, kad jeigu jūs matote, kad jums reikia tos tokio viešinimo savivaldybės viduje, pakvieskite mane, SSV, su tokiu trumpu pristatymu į savivaldybę, kur pakvieskime prie stalo administracijos direktorių gal, arba ką jūs ten manote taip, kad būtų ta žinutė atnešta iš šalies. Nes kitą kartą ten yra tas toks posakis, kaip žinote, kaip sako, savo vietoje pranašu nebūsi, kažkaip taip yra pasakyta, taip. Būna sunku darbuotojams įrodyti kartais administracijai, kad tie darbai reikalingi, kad jie išgirstų, pagaliau tegu išgirsta ir apie tai, kad yra tie ES darbo grupės, kurios irgi apie dirba. Gal kartais tas aukštesnis lygmuo paviešintas, taip, padeda pajudėti priekį. Tai aš jums tai perduodu, jeigu norite, naudokitės tuom, tikrai SSV darbuotojai suras laiko atvykti į jūsų savivaldybę ir padaryti nedidelį seminarą jūsų administracijos kolektyvui, taip aš pasakysiu. Gal tai padėtų. Tokia būtų žinutė. Taip, Tautvydas prašo, kad jūs pasidalintumėte savo CSV failu. Tai gerai, Tautvydai, aš tada atsiųsiu tą failą jums. Jo, tai jūs galite susirašyti, turbūt, ne, aš kaip sakau, kai ką jūs galite rašytis kaip ir bent paštus, žinote, vieni kitų. Galiu ir dabar parodyti, iš tikrųjų, ne problema. Galite parodyti, gal kiti neišdrįso paprašyti, tegu pasižiūri. Galiu žydinai, taip. Prašau. Taip, nes ne CSV failas čia yra visas svoris. Visas svoris yra erdviniai duomenys, prie kurių šitas CSV failas prisijungia. Nes čia dabar jūs, Andriau, rodote Lietkalnio viršūnę savo darbą. Iš tikrųjų taip, kad jis atsirastų, tai čia dar reikėjo nemažai dalykų padaryti. Taip, nes čia yra kelios eilutės, čia ne problema, svarbu, kad erdviniuose duomenyse tai atsispindėtų. Ir atitinkamai būtų sąsaja su šiuo atveju buhalterinės apskaitos sistema. Atsiranda, čia raktas yra, niekas daugiau. Čia yra raktas. Taip. Tai va. Taip pat Lineta dar rašo, čia dabar klausimas turbūt jau bendras, įstatymas įpareigojo iki šių metų galo perduoti šios duomenys, kas laukia tų savivaldybių, kurios nebus įvykdžiusios šios užduoties. Aš dabar taip pamąsčiau, ar yra terminas iki metų pabaigos, aš neužfiksavau termino tokio, kad būtų buhalterinės apskaitos įstatyme. Tai ir lygiai taip pat nieko negaliu jums pasakyti apie kažkokias tai sankcijas, kurios gali būti arba jų nebūti. Nieko negaliu pasakyti, tikrai ne.
Tai va, tiek klausimų. Nu ir kasgi dar dabar daugiau klausimų jau kolegos nerašo. Tai mūsų seminaro dabar toksai tikslas yra vėlgi, kad jie taptų kuo labiau darbiniais, kuo daugiau praktikos. Todėl kolegos naudojosi progą ir kreipiuosi į jūs. Andriui didelis dėkui, kad jisai padarė pradžią. Kviečiu į kitą seminarą bet kurią iš jūsų savivaldybių pristatyti, kaip jūs galvojate, kaip jūs matot, kaip jums sekasi. Taip. Tiesiog, jeigu aš gaučiau iš jūsų žinutę, kad štai mes esam pasirengę ką nors pristatyti, mes organizuotume seminarą. Nes mūsų seminarai yra dinamiški. Čiagi nėra kažkas tokio, taip? Susitinkam, pašnekam, kuo dažniau, tuo geriau. Ir kita mano žinutė būtų jums. Žiūrėkite, ir Andrius pristatė, ir aš jums sakiau, kaip sudėtinga sutvarkyti tai, kas jau yra netvarkoje. Ir visas mano pristatymas buvo skirtas tam, kad pradėkite naujus objektus valdyti. Tai yra, įsikelkite naują objektą. Jeigu jūsų savivaldybėje vyksta statybos ir dar jūs šiandien nepaskelbėt viešojo pirkimo, tai tikrai pasirūpinkite, kad užpildyti viešojo pirkimo dokumentus taip, kaip jums leidžia daryti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas. Matys, rekomenduoja pildyti visiems objektam, ne tik tai 3 milijonų vertės. Ir kaip jums leidžia padaryti užsakovo informacijos reikalavimų užpildymo teisės aktas. Darykite tai, pildykite tai. Naujas turtas tegu ateina pas jūs taip pastatytą dokumento pavidalu. Jūs tada pradėsite galvoti, kaip jums jį importuoti, o negalvosite, kaip po to sugauti galus. Nes po to galus sugauti yra labai sudėtinga. O importo procedūras jūs vieną kartą padarė, sekantį projektą įsikelsite automatiniu būdu. Ir vienu mygtuku priskirstę numerį. Tai vat, kviečiu apie tai irgi pagalvoti labai. Tiesiog neignoruokite mano to pristatymo. Gal jis buvo kiek ilgokas, gal kiek toksai ir teorinis truputį, tačiau jisai savyje nešė tą žinutę pagrindinę jums. Tai štai, tai tiek kolegos, klausimų daugiau neturime. Ačiū jums, kad susirinkot. Viskas, jeigu naudinga jums arba jūsų kolegom, atsiųskite, prašau, mums savo kolegų elektroninio pašto adresus, kurie galėtų būti įtraukti į sekančius seminarus. Jeigu jūs norite, kad tokie būtų įtraukti. Na ir nesikartosiu. Rašykite, jeigu reikia pagalbos, rašykite, jeigu norite atskiro pristatymo jūsų savivaldybėje, jeigu tai padės jums. Ačiū jums, kad dalyvavote. Tikiuosi buvo naudinga. Na ir iki kitų seminarų. Viso gero. Viso gero. Iki.